Arba prancūzai, arba serbai. Laiko kamuolį Derekas Rouzas. Rudis Gėjus. Ir jokia ta paskutinė amerikiečio ataka. Dar liko 3 sekundės Lietuvos komandai. Rudis Gėjus atsidūrė ant grindų. Ir jam kažkas ten nelabai gerai, reikia medicininės pagalbos. Nežinia, ar daug amerikiečių žiūri šitą transliaciją. Be to, ką tik prasidėjo ir amerikietiškojo futbolo sezonas. Be to, jie čia tiesiog neturi savo kol kas lygių varžovų. Net ir Lietuvoje televizijų reitingai būna gerokai mažesni, kai Lietuva žaidžia prieš komandas, prieš kurias laimi 20 taškų skirtumu. Trečiame kėlinyje. Televizijai reikia dramos, reikia kovos taškas į tašką, reikia kančios ir po to, žinoma, pergalių. Daug jų buvo šitame čempionate Lietuvos komandai, kuri per 7 rungtynes kol kas patyrė tik vieną pralaimėjimą. Antrasis labai netoli.